Sveiki, na ką, pribrendo laikas jau antrai laidai ir šį kartą su jumis sveikinuosi iš Rygos oro uosto, iš kurio dabar skrisiu į Paryžių ir šiandien ten vyks labai įdomus mačas tarp Tottenhamo ir Paris Saint-Germain. Todėl šiandien šį laidą jau bus apie kitą šalį, apie kitą miestą, apie kitą komandą ir, žodžiu, ne tik Didžioji Britanija, bet ir bus šitam kanale skirtingų šalių, skirtingų lygų, skirtingų komandų apžvalgos ir rungtynės. Iškart pasidalinsiu, kodėl skrendu iš Rygos, nes tie, kas domisi skrydžiais ir taip toliau, žino, kad iš Lietuvos yra nemažai skrydžių į Prancūziją, tame tarpe į Paryžių. Priežastis labai paprasta, nes skrendu rungtynių dieną, žinant mūsų situaciją Lietuvoje su balionais, kurie trikdo oro uosto veiklą, nutariau tam, kad nepražiopsot varžybų ir spėt laikų skristi iš Rygos. Iškart papasakosiu bilietus, jau kaip ir anksčiau perku per footballtickets.net. Ekrane matysite dabar kainas, matysite, kiek kainuoja tie bilietai. Kaina dabar yra už 2 bilietus, gana geroje vietoje, jūs tą vėliau pamatysite pačiame video, kur mes sėdėsim. Esmė papasakosiu, kad tai yra gana, kai kurie klausia, ar saugus šitas puslapis, taip tai yra saugus puslapis, užsakant bilietus. Bilietai visada atkeliauja laiku, viskas būna tvarkoj. Suportas veikia 24 valandas per parą. Esmė yra kokia, aš kai perku bilietus dažniausiai, aš pradžiai žiūriu oficialų puslapį klubo, nes kartais būna klubai parduoda pigiau bilietus. Bet, pavyzdžiui, šiuo atveju, kai mes dabar, kadangi mes skrendame su draugų dviese, žiūrėjome oficialiam PSG puslapyje, bilietai jie buvo bendroji sumoje netgi 50 eurų brangesni negu yra per perdavinėtojus. Dėl to nutarėm nusipirkti pas juos. Jie, aišku, ima aptarnavimo mokestį, visą kitą, bet kartais būna, kad netgi oficialiam puslapyje arba tu negali jo nupirkti bilieto, arba kaip šituo atveju jis buvo netgi brangesnis negu perkant per footballtickets.net. Todėl puslapis yra visiškai saugus, galite jį drąsiai naudoti ir, su bilietais jokių problemų per tą laiką, kiek aš važiavau, dar nebuvo. Nusileidom Charles de Gaulle oro uoste. Paryžiuje yra tokie kaip 3 pagrindiniai oro uostai. Tai vienas buvo, antras Charles de Gaulle ir Orly. Orly jis jau arčiau miesto centro. Nuo Charles de Gaulle kažkur iki centro dar valanda kelio, o buvo dar biškį tolėliau. Tai va, tai sėkmingai nusileidome. Šiandien apžiūrėsiu miestą, parodysiu skirtingas vietas ir vakare futbolas. Jau atvykau į miesto centrą, vykau šį kartą su traukiniu. Iš tikrųjų labai lengva surasti, kur iš oro uosto eiti, kaip ten nuvykti ir taip toliau. Ten visur yra rodikliai, kur eiti ir, žodžiu, nukrypimai link kokios pusės tau važiuoti. Tai iš tikrųjų nebūtina tikrai imti taksi, galima laisvai viešuoju transportu, užtruko kažkur 40 minučių važiuoti. Tikrai neprailgo tą kelionę ir, žodžiu, dabar jau einam žiūrėti miestą. Pirma vieta, kurią, aišku, svarbu aplankyti Paryžiuje, yra Louvras. Štai už manęs yra įėjimas į tą piramidę stiklinę. Jeigu kažko paklausti, tai žmonės galvoja, galvotų, kad kiek matė ir girdėjo apie Louvrą, tai jiem asocijuojasi su šitą piramidę. Iš tikrųjų, ji buvo suprojektuota kinų žymaus architekto 80 metų tik pabaigoje. Iki tol jos nebuvo. Kas įdomiausia, kaip ir Eifelio bokštas, taip ir šita piramidė, ji pradžiai nepatiko vietiniams gyventojams. Ir jie netgi rašė ir peticijas, ir rinkosi prie valdžios institucijų, kur, žodžiu, priimami visi sprendimai ir reikalavo panaikinti šitą grožį kabutėse iš miesto. Tai todėl pirma vieta, kurią labai svarbu aplankyti Paryžiuje, aišku, bus Louvras. Dar beje apie Louvrą patekimas, aišku, yra mokamas ir už manęs jūs matote, ten yra ilga eilė. Tai, žodžiu, geriausia, jeigu planuoji čia eiti, tai planuot laiką taip, kad, žodžiu, tu niekur neskubėtum, nes greitai čia niekas nevyksta. Futbolas Prancūzijoje populiarus, tikrai matosi, kad eini į paprastą Adidas parduotuvę ir kaip matot vien futbolo marškinėliai, statuetės, skirtingų futbolininkų, žodžiu, vien prie įėjimo iš karto viskas aplink futbolą. Tai matosi, kad Prancūzijoje tai yra pagrindinė sporto šaka.
Jouet, Samuel Chabel. Paris, Tottenham. Dar viena be abejo lankytina labai vieta Paryžiuje yra Triumfo arka, pastatyta Napoleono Triumfo arka. Ir žodžiu, čia, jeigu kalbėt apie futbolą, tai kai Prancūzijos rinktinė laimi kažkokius didesnius trofėjus, pavyzdžiui 2018 metų pasaulio čempionatą, tai visas miestas, visa šalis švenčia čia. Čia būna labai daug žmonių. Ir ten viduje pačios arkos yra pavaizduoti įrašyti miestai, kuriuos Napoleonas sugebėjo užgrobti, užkariauti. Ir laimė, kad viskas tas sustojo ir toliau jokių užgrobtų miestų nebuvo. Tai va, tai šią vietą irgi labai svarbu kiekvienam žmogui aplankyti. Nu ir dar viena iš populiariausių gatvių Paryžiuje, tai yra Eliziejaus laukai. Šitoje alėjoje, pavyzdžiui, jeigu kalbėt apie nekilnojamą turtą, tai čia yra brangiausias nekilnojamas turtas visoje Europoje, 5. pasaulyje. Ir šitoje alėjoje jūs sutiksite visus brandus įmanomus. Ir todėl, jeigu pamiršite, kokie brandai yra pasaulyje, galima nueiti šią alėją ir jūs tikrai prisiminsite. Pavyzdžiui, netgi už manęs yra statomas Louis Vuitton pastatas, kuris dabar yra paslėptas po skrynia ir tik tais atidarius tą skrynią matysis, koks ten yra viduje pastatas. Tai nežinia, kada tas įvyks, nesigilinau, bet prabanga tai parodo iš tikrųjų šios alėjos. Čia įėjus į sporto bet kurią parduotuvę, šiuo atveju mes Nike esame. Pavyzdžiui, yra ant kiek apie futbolą čia galvoja, tarkim, yra pavaizduoti futbolo bateliai ir su kokiais grifais, prie kokios esant kokiai žoliai reikėtų žaisti. Čia yra pavaizduota, iš ko susidaro tie sportiniai bateliai, tai yra medžiaga visa ir taip toliau. Tai iš tikrųjų parodo, kad Prancūzijoje futbolas tikrai žmonėm yra įdomus. Nu va, štai tokius apartamentus išnuomavom su draugu. Žodžiu, yra du kambariai. Nu, apartamentai neskaičiau, kad vau kažkokie, bet ir, nu, va, tokių bajeriukų yra. Nežinau, kodėl čia taip yra, bet yra kaip yra. Va, tai ir dar antras kambarys, paskutiniam aukšte, bet iš karto prie Louvro. Žodžiu, mums iki jo eiti maždaug 10 minučių, net mažiau, apie 7. Ir kaina 270 eurų dviem naktim. Jeigu imt viešbutį, tai aišku bus brangiau. Ten apie 400 gali tekti pakloti per 2 dienas buvimo, jeigu nori būti centre Paryžiaus. Tai va, štai tokie apartamentai. Pasipašiau match day, vėl šalikėliu, PSG prieš Tottenhamą. Bandysim su viešuoju transportu važiuoti iki stadiono. Eismas didelis, žodžiu, nesuprasi, visi kažkur važiuoja, tai bandom, žodžiu, judėti link stadiono. Va, už manęs jau matosi Parc des Princes stadionas. Dar 2 valandos iki varžybų, bet jau žmonių irgi pildosi. Aišku, didžioji dalis, ėjom nuo stotelės, didžioji dalis sėdi baruose dar, žodžiu, bendrauja, išgėrinėja ir visa kita. Po biškį einam prie stadiono, pasakosiu kai kurias istorijas apie Paris Saint-Germain komandą, įdomius faktus, kurios pavyko susirasti, pavyko sužinoti. Stadionas iš tiesų yra labai senas, galbūt ir nepasakysi, nes komanda, nu, žodžiu, turi labai daug pinigų ir visa kita, bet stadionas pastatytas 1897 metais. Tai jis realiai yra ten vienas iš seniausių Europoje. Aišku, jis yra renovuotas, viduje daug kas yra sutvarkyta, tačiau jis yra gana senas. Ir šiaip, kalbant apie Paris Saint-Germain komandą, tai ji nebuvo tokia stipri iki šeichų atvykimo. Aišku, jie visada būdavo tokie gerbiami varžovų ir visa kita, bet nebuvo ant tiek titulų daug. Tai tarkim, iki atvykimo šeichų jie turėjo vos 18 titulų. Per tą visą laikotarpį Paris Saint-Germain laimėjo labai daug trofėjų, tai jie dabar turi bendroji suma 52. Ir kaip žinia, praeitais metais jie pirmą kartą tapo Čempionų lygos nugalėtojais, kur ir dabar netgi matėsi Fan Store, parduotuvėje Paris Saint-Germain galėtų didžiuojasi, kad tai yra iš tikrųjų unikalus pasiekimas ir komanda to labai labai laukia. Kalbant apie parduotuvę, tai šiandien buvom užsukę į oficialią parduotuvę, tai ten, žodžiu, daug ir buvusių žaidėjų maikučių, ten Neymaro iki šiol yra maikučių, Mbappé kažkur yra. Ko pasigėdau, tai nėra Messi maikučių, nes šiaip Paris Saint-Germain
neoficialiai, aišku, nesakė jie to, bet davė suprast, kad Messi transferas buvo klaida ir kad jis, žodžiu, pagal juos nepateisino to, ko iš jo laukti. Žodžiu, jie turi labai stiprų marketingą, vienas stipriausių iš visų komandų. Pavyzdžiui, ten 2023-2024 sezone vien iš matchday, atsiprašau, jie uždirbo 174 milijonus, o bendrai per sezono biudžetą papildė 800 milijonų eurų. Vien kalbant apie tai, kad jie bendradarbiauja su Jordan kompanija, iš tikrųjų pasako daug ką. Ir tarkim, jeigu kalbant apie maikutės, iki 19 metų jie dažniausiai parduodavo apie 17 metų apie 50 tūkstančių maikučių. Nuo 19 metų kiekvienais metais tas skaičius viršė 1 milijoną. Todėl, žodžiu, čia Paryžiuje žino, kaip daryti babkes. Stadione, žodžiu, vietos bus tokios, tai skaitykit per vidurį, bet biški aukščiau. Čia skaitos kaip dar premium klasės bilietai. Čia šitos vietos yra traktuojamas šitas sektorius. Tai, žodžiu, atvykom 1,5 valandos iki varžybų. Tai, žodžiu, čia Paris Saint-Germain fanai, ten, žodžiu, Tottenhamo ir jie vienas kitam fuck you reikia. Žodžiu, čia mėgsta vieni kitus, tai pirmieji renkasi ir jau prasideda po biški šou. Dar beje, biški papasakosiu, neišeis man į tą pusę nueiti, nes ten nepraleidžia. Bet kitoj pusėje yra VIP ložės, į kuriuos kiekvieno futbolinko žaidžiančio Paris Saint-Germain komandai yra skirtas kambariukas. Tai tarkim, jeigu žiūrint varžybas, galima pamatyti tokie kaip stikliniai kambariai, kuriuose sėdi dažniausiai artimieji kiekvieno futbolinko. Tai ten eina kambarys ir parašyta, pavyzdžiui, ten Vitinija. Eina kambarys, ten tarkim Dembelė ir ten sėdi artimiausi žmonės, tai yra šeima, draugai ir, žodžiu, čia irgi toks dalykas, kurio nemačiau anksčiau nei vienam stadione. Nutariau išbandyti PSG maistą, siūlomą čia stadione. Užsisakiau dasainę, bulvytės ir alų, tai viskas apsėjo 22 eurai. Šiaip pagal skonį, kartais būna geriau, čia švelniai tariant, bet, sueis, ypač sušilti biškį šiltų maistų. Tai žodžiu, kainos, kaip ir daugelio stadionų, šiek tiek yra, aišku, aukštesnės negu įprastam gyvenimui. Vaibelis tai geras, žodžiu, atmosfera superinė, čia pasikūrė fanai, nežinau, gal nuo praeitų metų kažkaip pas juos dar labiau sparnai užaugo, aišku, tikėkime, geras futbolas bus. Paris Saint-Germain praleido įvartį 0-1. Geriau atrodo PSG pagal žaidimą, bet yra kartais ir taip būna. Po pirmo kėlinio 1-1, Tottenhamas įmušė pirmį, gražų įvartį, pavyko nufilmuoti. Žodžiu, nufilmavau, kaip smūgiavo į kampinį nuėjo kamuolys, tik draugui sakau, jis tik Barsai tokius muša iš toli. Nes kadangi Barsą palaikau ir akurat iš karto puikus smūgis įvartis nespėjau nufilmuoti, bet ką galiu pasakyti apie pirmą kėlinį, PSG labai įdomiai kamuolį kontroliuoja. Žodžiu, matosi, kad jie ten tą puikiai moka daryti. Šiaip labiausiai išsiskiria, mano nuomonė, tai vidurio saugai Paris Saint-Germain, nes Vitinija, Fabianas, Ruisas Nevešas, iš jų tą kamuolį atim tiesiog nerealu. Šiaip spėjimas būtų dar PSG 2 įmuš ir, žodžiu, 3-1.
Pažiūrėsime, ar pataikiau. Vienas, du, vėl Tottenhamas įmušė. Ką, žiūrėsim, jau nepataikiau su spėjimu, žiūrėsim kaip toliau. Fabian! 3-2. Paris Saint-Germain jau priekyje. Spėkit, kas mušo, vidurio saugai. William! 4-2. Goal for Tottenham, number 39, Raymond Kovac. 4-3. Grajus tiesiog. Penki, 3. 6 įvarčiai per kėlinį, kosmosas. Usman! Baigėsi varžybos, kosmosas, tiesiog išvis šis trečiadienis Čempionų lygos ten visas rezultatyvus, bet pas mus 8 įvarčiai, 5-3, Paris Saint-Germain laimėjo, antram kėliny 6 įvarčiai. Nu tai, ką aš ir sakiau per pertrauką, realiai labiausiai išsiskiria centro saugai, tai nieko keisto, kad iš 5 įvarčių, kurios pelnė PSG, 3 Vitinijos, 1 Fabiano Ruiso, nu ir dar gynėjas pačio įmušė. Iš tikrųjų, vat, kokį įspūdį pasidariau, tai vat su draugu kalbėjom prieš prasidedant varžybom, kad kažkaip nėra to vaibo prieš varžybas, nu, ta prasme kažkaip tylų, ramu, bet realiai, kai stadionas užsikūrė, tai gale pasakiau, kad atsiimu savo visiškai žodžius atgal, nes, nu, wow, tiesiog atmosfera nuostabi. Ir šiaip ką vat pastebėjau, man kažkaip anksčiau PSG asocijavosi su kažkokių žvaigždžių labai didelių priviliojimų, ypač tų, kurie jau tokiam amžiuje jau yra, tai yra ten Messi, ten Zlatanas buvo, Beckhamas, aišku, kitų žvaigždžių buvo ir jaunesnių, ir Mbappé, ir Neymaras. Ir atrodė kažkaip tai ne kaip futbolo komanda, kaip kažkoks brandas marketinis. O dabar vat, šiandien žiūrėjau ir realiai akis džiaugiasi stebėt, kaip žaidžia komanda. Vat realiai jau komanda, ne kažkokie pavieniai žaidėjo, tiesiog taip iš presingo išeidavo, taip ten užsukdavo galvas kartais tam Tottenhamui, kad baisu buvo žiūrėti. Tai va, tai todėl varžybos realiai superinės, kažkaip antra laida ir rezultatyvi gausis. Tai pirmam 3-2, pirmoje laidoje buvo, čia dabar 5-3. Keliauju dabar namo. Gero vakaro. Kas labai stebi futbolą ir stebi ne tik varžybas, bet ir įvairius apdovanojimus, turbūt atpažįsta pastatą, šalia kurio aš esu. Jis irgi yra prie pat ten, kur mes dabar apsistoję esame. Tai yra Šaklė teatras, kuriame kiekvienais metais yra įteikiamas Ballon d'Or apdovanojimas. Tai yra, kitaip tariant, aš stoju priešais pastatą, kuriame visai neseniai Dembelė gavo, žodžiu, Ballon d'Orą ir buvo visos žvaigždės susirinkusios. Čia Mesis gaudavo, čia Ronaldo gaudavo šitoje vietoje. Dėl šitą vietą, aišku, dabar atrodo kaip eilinė diena. Čia visi važinėja į darbus, iš darbų ir visur kitur. Bet istorija šito pastato, aišku, ne tik dėl Ballon d'Oro, bet ir dėl kitų dalykų yra labai žinoma. Nu ir kaip žinia, Ballon d'Orą įteikia Prancūzijoje. Tai va, tai dabar pamatėte, kurioje būtent vietoje. Nu ir aišku, svarbiausia miesto vieta, tai yra Eifelio bokštas, milžiniškas man už nugaros. Kiekvienas, aišku, asocijuoja Paryžių su Eifelio bokštu ir jo nuotraukos visur, jo statuetės visur yra naudojamos. Tai šiaip irgi keletą faktų apie Eifelio bokšto. Pastatytas jis buvo 1889 metais. Įsivaizduokite, kiek yra senas pastatas. Žmonės, paryžiečiai, jie labai prieš buvo nusistatę šio meno kūrinio, sakykime taip. Ir jie netgi prašė, kad miesto valdžios, kaip ir sakiau, kaip ir apie Luvro piramidę, jie prašė šį pastatą panaikinti, žodžiu, iš miesto, nes jis gadina visą vaizdą. Bet vėliau progresuojantis menas iš tikrųjų išgelbėjo Eifelio bokštą
nes visi norėjo vykti būtent į Paryžių, šalia jo nusipaveiksluot, jį nupiešti kažkur, žodžiu, jis tapo labai populiari vieta. Ir tada miesto valdžia priėmė sprendimą šitą pastatą palikti. Tai pavyzdžiui, jo svarbą, tarkim, kalbant apie Paryžius Saint-Germain klubą, tai jo emblema puikuojasi būtent šis milžinas pastatas už manęs. Tai įdomus faktas apie Eifelio bokštą. Jis yra 330 metrų ilgio, čia su visom antenom, su viskuo. Ir iki 1930 metų Eifelio bokštas buvo laikomas aukščiausių pastatų pasaulyje. Kaip žinia, dabar vyksta pasaulyje lenktynės, kas aukščiausią pastatą pastatys. Tai Eifelio bokštas buvo pirmas, kuris davė tam konkursui startą. Tai visi norėjo pradžiai sukurti kažką ilgesnio negu Eifelis, ir dabar jie varžosi tarpusavę. Todėl šitas pastatas iš tikrųjų dar labai aukštas ir buvo pradininkas visų aukštų pastatų statyboms. Jeigu kalbant apie Paris Saint-Germain, tarkim, Zlatanas Ibrahimovičius buvo pristatytas šalia, kai atvyko į Paris Saint-Germain, šalia pristatytas Eifelio bokšto. Šiuo atveju Eifelio bokštas pristatytas šalia Zlatano turėtų būti. Neimaras, pavyzdžiui, kai atvyko 17 metais, netgi tada buvo Eifelio bokštas nuspalvintas Paris Saint-Germain spalvomis. Tai todėl be abejo tai yra pati svarbiausia, pati didžiausia ir pati tokia reikšmingiausia vieta Paryžiuje iš visų. Tai reziumuojant kelionę į Prancūziją, į Paryžių dedu riebų gal 9,5, nes pritruko biškį dienų viską pamatyti. Paryžių verta aplankyti dėl kelių tikrai priežasčių. Pirma priežastis tai yra pasižiūrėti miestą, nes miestas yra įspūdingas, architektūra yra labai graži, tai yra viena gražiausių architektūrų, kurias mačiau. Kiekvienas pastatas, tu šalia jo eini ir susidaro įspūdis, kad jis labai reikšmingas mieste yra, nes dažniausiai, kai kažkur nuvyksti, kažkoks gražesnis pastatas ir jis būna reikšmingas, o čia visi tokie pastatai, tai tu ateini, šonų žiūri ir, žodžiu, nepavargsti tą daryti, nes pastovi yra į ką žiūrėti. Tai dėl meno kūrinių verta važiuoti pasižiūrėti, dėl architektūros ir, aišku, ilgesniam šiek tiek laiko negu 2 dienas pageidautina, nes daug kur gyvai galbūt prasėsite pasižiūrėti, bet jeigu yra noras kažkur patekti į vidų, į kažkokius muziejus, kažkokias vietas, tai aišku gali pritrūkti tų 2 dienų, nes kaip ir rodžiau prieš tai prie Louvro yra didelės eilės visur pakliūti, tai verta anksčiau eiti. Ir aišku, antra priežastis tai yra pasižiūrėti Paris Saint-Germain varžybas, nes komanda iš tikrųjų ant tiek paliko malonų įspūdį, kaip ir sakiau po rungtynių, kad anksčiau jų man asociavosi su kaip brandas, kaip, komanda, kuri turi labai daug pinigų, asociacija buvo su tuo. Tai vakar aš pamačiau, kad tai yra komanda, kad žaidimas, kad tai yra trumpi perdavimai, viską, ką mėgstu, kad tai yra greiti išėjimai iš atakų, tai yra rezultatyvus žaidimas, ir tai yra komanda. Tai todėl dedu riebų 9,5 iš 10 šiai kelioniai. Ir dar, aišku, reziumuojant, norėjau pasakyti kainas, kiek kas kainavo, nes išvyko į Liverpoolį, šiek tiek apsižioplinau, nes žadėjau pasakyti žodžių. Pradėsiu nuo bilieto į rungtynes. Jūs jau galėjote matyti, kai rodžiau puslapį, kuriame pirkome bilietus, kainavo vienam žmogui 450 eurų. Ir kaip ir sakiau, šiuo atveju tai yra gavosi visiems šiek tiek pigiau negu oficialiam Paris Saint-Germain puslapyje. Tai nedažnai tokie atvejai būna, kad oficialus puslapis brangiau pardavinė, bet šituo atveju mums taip pakliuvo. Toliau skrydis iš Rygos į Paryžių ir atgal bendroje sumoje apsėjo žmogui 340 eurų. Kai mes skrydome iš Rygos, aš jau buvau paminėjęs dėl balionų. Žiūrėjau, mes labai pataikėm, nes, kaip žinia, vakar buvo oro uostas Vilniaus uždarytas ilgam laikui ir kaip tik tada turėjo skristi iš Vilniaus į Paryžių. Tai gautus, kad mes visai būtumėm varžybas nepakliuvę. Tai šituo atveju teisingą sprendimą priėmėm skristi iš Rygos. Toliau viešbutis mums kainavo 250 eurų 2 naktis. Čia ant 2 padalinų 125 eurų žmogui. Maistas ir visa kita man asmeniškai gavosi išleisti šiam momentui likus maždaug 12 valandų iki išvykimo iš Paryžiaus apie 80 eurų. Ir aišku, visokie smulkus dalykėliai, tokie kaip šalikėlis, matchday ir taip toliau, jie apsėjo maždaug apie 40 eurų. Mieste mes naudojomės miesto transportu, nes, kaip ir sakiau, jis nėra ten labai sunkus. Kelionės mums pirmyn atgal kainuodavo ten po 2 eurus, labai nebrangiai. Tai todėl, aišku, kainavo, bet tai yra Paryžius, miestas, kuriame sukasi labai dideli pinigai. Vieną kartą jį tikrai, kaip minimum verta aplankyti ir šiuo atveju galbūt ne taip galvoti apie kainas, o tiesiog tai pamatyti gyvai.